Labas rytas, sekmadienis. Varysim dabar, planas toks. Varysim iki Maniškio draugo garažo. Susirinksim dviračius ir bandysim važiuoti prie jūros su dviračiais. Nes ten garaže yra tų dviračių, Maniškas savo turi. Nu, turbūt viską pasiėmiau. Ir visai neblogas oras šiandien turėjo lyti. Bet saulė šviečia. Tai labai gerai. Bandom tada įvykdyti šitą mūsų planą. Nežinau, gal nesušalsiu. Gal kelnes neįsivels į pedalus kažkur ten tos žvaigždės. Reikės gal į kojas įsikišti. Nu ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Einam apsipirkti biškį. Benas valgyti užsimanė. Užsukom į Maką. Paimsim maisto bišką. Varysim toliau. Pavargau jau. Nu, einam, Benai, pastate. Kur čia lipsim jau į kalną? Einam. Visai karšta. Nugara šlapia.
Šakės. Kodėl lapė tau? Nes karšta. Atvarėm prie jūros, labai didelės bangos, šiek tiek vėjuota, bet šiaip tobulas oras, kai vakar žiūrėjom turėjo lyti. Tai, pasaka, pasidžiaugsim šią dieną. Nemažai numynėm su dviračiais ir dabar pasibūsim, pasideginsim, pažaisim, turim maisto. Ar gali būti geriau? Pasidžiaugim šitą dieną, nes neaišku, koks bus rytojus ir visos kitos dienos. Vaikinai varo nusiplaut kojų. Ir ką, ir pačilinsim. Rašyk toliau. Se. Va. Valanda jau praėjo, nejučia, viską sakom, varom, kad paskui nebūtumėm raudoni kaip vėžiai. Ir tai dabar neaišku, gal nebūsim labai, nes aš jau prieš tai buvau porą kartų pasideginus Norvegijai, tai gal nebūsim padauginę. Kaip laiko atvarėm. O, kaip svarbu. Nematai. Matai. Jau beveik 25. 6 valandą su draugėm susitinku. Šakės dar buvom pardėj. Varau į dušą ruoštis. Ir noriu
su pagrūškim susimatyti. Mamka išvaro. Tai sakė, draugė prigrėps. Reik varyt man čia iki Herkaus Manto gatvės į stotelę. Ir sakė, pačiups mane, nes važiuos pro tą pusę. Tai reik judint kumpius, nes truputį net susimėčiau pro kur čia eit. Senai aš čia buvus, bet nuojauta neapšovė. Tai va varau dabar tiesiai pro tokią akmenim išgrįstą gatvelę dar reiks praseit. Ir turėčiau spėt. Ir varysim kažkur tiesiog pasisėdėt, paplepėt. 3 draugutės. Senokai matėmės. Tai bus faina. Turiu truputį lauktuvį. Ir bus smagu susitikti, nes retai matomės, bet kai susitinkam, tai visada labai fainai būna pasikalbėti, kažkoks tas vis tiek ryšys yra išlikęs, nes yra ir tokių draugų, su kuriais tiesiog nebepalaikom ryšius iš tikrųjų. Kaip išvažiavom iš Lietuvos, tai taip ir tie ryšiai nutrūko. Tai smagu turėti draugų, su kuriais tęsiasi tas visas bendravimas. Pagaliau susitikom po 100 metų. Va, draugė parvežė mane, nereikės eiti. Kur katinas miega? Ant mašinos. Matot? Neblogą viečiuką susiradęs. Nu ką, pasibuvom, kiek mes čia 4 valandų. Ir viskas, mamkos namo, reik raktą susirasti. Oi, kad čia vyksta veiksmas. Ir viskas. Užteks. Varom namo. Rytoj reikia būtinai į tą pasų poskyrį nuvaryti. Pasidaryti asmens tapatybės kortelės. Jau aš čia kažką blogai vedu. Tai jo planas toks. Ir nežinau, ką mes paskui veiksim. Bus matyti. Tai nežinau, galbūt šiame vloge su jumis atsisveikinu, čia vos nebus po kiekvieną dieną trumpi vlogeliai, nežinau, kiek čia tos medžiagos yra. Eisiu pamontuoti, pažiūrėsiu, jeigu ką dar susitiksim, o jeigu ne, tai susitiksim kitame vloge. Ačiū ir ate.